Turi top dalykai pasiteisinę mūsų vestuvėse. Tai pirmasis - torto pjovimas. Ne kaip 12 valandą įprastai, bet atvykus į šventės vietą, tai tėvai pasitinka su duona ir druska, tada pjaunam tortą, tai kol vieni valgo tortą, kiti svečiai sveikina, fotografuojasi, labai toks geras srauto paskirstimas ir nesusidaro to sveikinimų eilutė. Svečiai gali pasimėgauti desertu iš karto. Antras pasiteisinęs dalykas - tai fotosesija prieš ceremoniją. Aišku, ne visiems tikrai šitas dalykas, bet kadangi mes fotografuojamės daugiau nei standartinė pora, tai kažkaip nelabai norėjome gaišinti svečių laiko laukiant mūsų ten 2, 3, 4 valandas po ceremonijos ir iš karto po jos norėjome jau švęsti su savo svečiais savo meilę šventę, tai tą pasidarėme prieš ceremoniją, Užutrakio dvare, nusifotografavome, jog būtų paskui ramu. Ir dar prisiminiau, jog aš bažnyčioje labai daug verkiau per pačią ceremoniją, tai įsivaizduokit, kaip atrodytų tas makiažas po ceremonijos, jeigu turėčiau fotosesiją. Trečias pasiteisinęs dalykas - kokteilių baras. Nežinau kodėl, bet tai tikrai išliko stiprus traukos elementas viso renginio metu. Apskritai, gal svečiai turėjo įvairovės ragauti skirtingus kokteilius, truputėlį kitokia nuotaika, kai nėra šventėje ant stalo sudėtų butelių, nes mes nusprendėme, kad ant savo šventės stalo nebus jokių sudėtų butelių ir taip. Plus 110 estetikos taškų. Ketvirtas pasiteisinęs dalykas - tai greitas maistas vidurnaktį. Tai galiu pasakyti, kad svečių akis nušvito pamačius, kai 12 valandą nakties į salę atkeliavo burgeriai su bulvytėmis free. Savo šventėje nusprendėme ferverkų neturėti, nes mes kažkaip tikim, kad čia grinai pinigai į orą, bet norėjosi svečius nustebinti. Tai nustebinome tokiu nesveiku, vadinkime, maistu, nes dažniausiai, vakarais, vėlais vakarais tu nori kažko suresnio, nesveiko, tai bulvytės free ir burgeriai pasirodė idealus variantas ir svečiai buvo žiauriai laimingi ir ištisai dėkoju, kad šitą dalyką sugalvojom. Tai mums šitie dalykai labai pasiteisino, tikiuosi ir jums pasiteisins.